LOL Channel. Labas, su jumis vėl mes Medinė Raustė ir šiandien mes filmuojam antrą seriją mūsų videoblogo. Ir taip, šioje serijoje mes kalbėsim apie mamos dieną. Mamos diena tai yra labai nuostabi šventė, kadangi šią dieną mes turime progą pasveikinti mūsų nuostabiausias mamas su šia švente. Nu, kažkaip taip. Gerai, mamos diena Lietuvoje oficialiai švenčiama nuo 1928 metų. Ir ji švenčiama 1 gegužės sekmadienį. Motinos diena ne šiaip savo švenčiama pavasarį. Motinos dieną visas mamas sveikina vaikai ir vyrai. Jie stengiasi atlaisvinti mūsų mamas nuo ko stengiasi atlaisvinti? Ką? Žinai? Nuo namų darbų. Namų ruošos darbų, teisingai. Va, ir motinos diena ne šiaip savo švenčiama pavasarį. Motina, tapatindama su žemė, kaip išaugina savo vaikus, taip ir žemė išaugina derlių. Motinos savoka ir funkcijos nuo senų laikų iki dabar labai pakito. Iš liaudies dainų žinome, kad visi rūpesčiai anksčiau krisdavo ant motinų pečių. Prižiūrėti ūkį, išvalyti namą, išauginti vaikus. O vyras turėjo dirbti, uždirbti pinigus, kad išlaikyti savo šeimą. O motina, jai buvo, sunku, galima taip pasakyti, kadangi jinai turėtų labai daug ką padaryti. Gerai. Patarlėse apie motiną sakoma taip. Minkštos motinos rankos, bet sunkios jos ašaros. Ir prašau parašyti man į Facebooką arba komentaruose, arba į komentarus komentuoti, kaip jūs suprantate šią patarlę. Šiuolaikinės motinos jau nebėra vien namų šeimininkės, šeimos židinio sergėtojos. Jos dabar išaugina apie 1, 2, retkarčiais 4 vaikus. O anksčiau augindavo po 7, 10 ir daugiau vaikų. Anksčiau buvo tokia labai didelė šeima, labai gerai sutardavo. O šiuolaikiniai vaikai, jie, galima sakyti taip, zombiai. O kaip kitaip pasakęs. Va, ir dabar klausimai. Ir taip, Austėja, laukiam klausimų. Gerai. Pirmas klausimas. Kreipiasi į mus. Ar jums patinka, kaip rengiasi jūsų mama? Biškai kažkoks keistas klausimas, bet tai... Žinau, labai keistas. Jo, mūsų mama labai gražiai rengiasi. Madingai. Jo, jinai svarbiausia labai jaunai atrodo. Taip. Jo, nors tai nėra sena, bet vis tiek. Gerai. Antras klausimas. Mūsų mama. Antras klausimas. Gerai. Iš viso bus 4 klausimai, tai antras dabar. Ar jūsų mama laiminga? Aš manyčiau taip, laiminga, kadangi jinai turi labai... turi daug gerų draugų. Bet tai, žinot, kartais būna tokių momentų, kai galvoja, užduodi savo tokį klausimą, ar tikrai mano mama laiminga? Jinai turėtų būti laiminga, kadangi jinai turi jūs. Bet būna tokių momentų dar, kai jūs ją nuvilėt ar kažkas tokio. Žinot, būna taip. Ir tada nekenčia būna toksai neigiamas jausmas, jo. Geriau nenuvilti mamų, kadangi mama jūs augino, prižiūrėjo, maitino. Ir jai nėra malonu, kai jūs pasakote negerą žodį savo veiksmų, jausmų. Ne, veiksmų. Nors, blogo padarot. Vienu žodžiu, jūs mane supratot. Nuliūdinat motiną. Tai yra labai negerai. Gerai, dabar trečias klausimas, prašyčiau. Ar jūs dovanosite savo mamai dovaną? Ir kokią dovaną? Taip, aišku, mes dovanosim. Mes dainuosim jai skirtas dainas. Dovanosim gėles. Gėles, aišku. Aš sukūriau jai porą eilėraščių. Bet, aš galvočiau, kad nereikia jų viešinti, kadangi čia yra toksai
tokie eilėraščiai, kurie skirti tik tai mamai, o ne viešumai. Ką mes jai dar dovanosim? Dovanosim. Save? Savo gerus pažymis? Dar dovanosim dovaną. Meilę. Taip, tokią gražią dovaną. Toks medelis su gintarais. Va. Labai gražus. Nu dabar 4 klausimas. Gerai? Ar jūs mylite savo mamą? Svarbiausias klausimas. Nežinot, nemylim. Kaip į šitą klausimą galime atsakyti? Į šitą klausimą neįmanoma atsakyti ne. Bet dauguma žmonių jie gali atsakyti ne, nepagalvoja. Kiekvienas, jeigu sako, kad nemyli, tai yra netiesa. Nes kiekvienas Privalo. Neprivalo, jisai nuo vaikystės myli savo mamą. Nors ir gal nenori tiesiog tą parodyti. Jisai giliai širdyje myli savo motiną. Jeigu to ir neparodo. Jeigu dažnai nuvilia motiną, tai jisai vis tiek labai myli savo mamą. Ir mes dar sukūrėm tokius... Nesukūrėm. Čia šiaip yra pasveikinimai. Taip, mes sukūrėm juos, kad... Motinai mes... Mums padėjo šiaip sukurt. Čia man daug kas prašė pasveikint. Ir štai. Pradės mano sesė. Prašau. Gerai. Mama, tu esi tokia gera. Tavo rankų švelnumas šildo mane. Mama, atleisk už visas klaidas. Aš tave myliu, mama. Su mamos diena. Ir taip, dabar sveikins mūsų mamą, mano sesę. Taip, ir kągi tu mums šiandien parašai? Aš irgi parašiau pasveikinimą mamai tokį, labai, neilgą, bet labai, kuris jausmus perduoda. Miela mūsų mama, esi tarsi saulė, tavo veidas šviečia lyg ryto rasa. Ir pati geriausia visa pasaulyje, nes tokia šioj žemėj tik tai viena. Na štai, čia buvo pasveikinimas nuo mano sesės ir... Statykit pirštus į viršų. Laikus, subscribinkit, komentuokit, siūlykit temas ir nepamirškit subscribint Robertą Jokubauskaitę. Robė Jok, kaip jinai užsivadinta Facebook'e ir YouTube'inį irgi turi savo videoblogą. Tai kol kas tik 2 serijas, bet vis tiek subscribinkit, laikinkit, darykit, rašykit komentarus, skambinkit į Skype, žinot, visokius tokius dalykus. Tai va, vienu žodžiu, iki kito pasimatymo. Viso. Ate.